Tai ką, sveiki, senai buvo video vlogas su manimi, tai šiandien jis jau prasidėjo. Dabar jūs įžiūrėt, tad šiandien nusprendžiau vykti į mišką prie ežero ir pagauti žuvį. Norėčiau pagauti dvi žuvis, tai būtų ešerys ir jeigu pasiseks, lydeka. Tad nieko per daug nelaukiam, šokam į žvejo rūbus ir lekiam. Nu tai ką, šokom į žvejo rūbus, o ką dabar nieko nelaukiam, grėbėm meškerę ir lekiam prie ežero. Žinot, apsirengu žvejo aprangą eit mišku. Iš tiesų vargina, tam reikia energijos pačiai žvejybai. Irgi reikia energijos nepritrūkt. Tad man labai pasisekė, nes šį video remia Aloe Vera produktai ir jie man davė energinio gėrimo Forever Active Boost. Tad šaunam energijos, kad žvejybai jos nepritrūktų ir einam toliau. Skanu. Geras. Žodžiu, jeigu norite jūs paragauti natūralaus energinio gėrimo, užsukite į Aloe Vera produktai.lt. Energijos nepritrūks tikrai šiandieną, o mes jau ir priėjom ežerą, kuriame ir bandysim pagauti žuvį. Tad leidžiame žemyn prie ežerėlio. Opa. Nusileidom ir ką? Tada geriam iki galo energinį gėrimą, kad energijos nepritrūkt. Ir ką, brendam į švendrynus, einam aplinkui. Čia pakrantę, tin. Ir tikėkimės, ešeriuką bent pagausim. Aš taip tikiuosi, o lydeka, būtų visai neblogai. Tad ką, dageriu ir judam. Dageriu. Jo. Gerai. Svarbiausia, šiukšlių nepalikit miške. Štai kuprinytę įsimesiu. Nes šiukšlit gamtoj, ne tema. Taigi, kadangi šiandienos mano tikslas pagauti ešeriuką bent jau, tad pradėsim nuo mažesnio kalibro ginklo, paskui pereisim prie didesnio, ir ką, sudėjom mažesnį ir bandom sumedžioti ešeriuką, tai ką, einam. Didelio susidomėjimo. Kas nevalia, padarėm keletą metimų. Judam šiek tiek toliau. Ir pamėginsim dar. Taip, čia iš tikrųjų labai klampu ir aš labai smingu. Iš tikrųjų labai klampu ir smingu į dumblą. Toliau eiti jau nebegaliu, nes užšlapsiu striukę, ko nelabai noriu.
Arba ne, kol kas. Nei stuk dar nebuvo. Ramu. O grybų yra? Irgi ne. Bet visai niekas, net neprasivėja nieko, nei stuksena. Kur ta žuvis dingia? Nepatinka blizgė. Sukriukas, mopsas. Nagi. Ar bus pirma žuvis? Iš tikro šiemet tai labai nusėdęs vanduo, nes pažiūrėkit. Čia yra vanduo, akmuo, šitas akmuo visada būdavo vandenį ir vanduo būdavo, iki čia kažkur bent. Tai pažiūrėkit. Vau, ane? Kur vanduo? Čia būdavo, reikdavo, negilu, bet jau pasiįdint akmenuko. Aha. Not bad, ne? Opa, turim pirmą žuvį. Kažkas eina, jo, ešeriukas bus. Tik paverkiau, kad nebekimba. Ir turim žvėrį. Atsidarėm, ką pirmas ešerėlis. Valio. Ai, žvėriukas. Žvėry. O, kurmi, atsiprašau. Meškeriai sardė. Oba. Čiau. Ką, judam toliau. Va. Paverkšlenau ir pirma žuvis yra. Ką? Važiuojam. Tai ką, biškį pasidėjau, truputį pasidėjau, pasimėgavau saulytę, nes išlindo. Dabar iš tikro šilta, faina, gražu, ruduo, bet dar medžių lapai žali. Po truputį jau gelsta, bet dar nelabai. Bet saulytė faina. O ką, pasikeitėm dar ginklą, galėka suktuką į auksinį, dabar išbandykim auksinį ir ką. Bandom vėl pamedžiot žuvytę kokią.
Nieko jum prikolas. Radau medį. Kas gali nutik blogiausia? Čia blogiausia tai, kad įkris galiu ir įsimaudyti. O kas gali nutikti geriausia? Nu dabar žuvį galiu ištraukti. Tai būtų geriausias šiai sekundį dalykas. Mano manimu. Nu, pareik. Dar nuo medžio niekada netraukiu žuvį. Naujiena pačiam, stoviu ant medžio. Traukiu, kimba, ima. Nieks neima. Biški dingsta motyvacija. Po truputį. Nes nu labai nekimba. Bet va dabar žiūrėkit bus. Kad stovim tvirtai. Kad monstras neįtrauktų kartu į ežerą. Ne, bet medis geras šį įkritęs. Stambus toks. Žiūrėk, nuo medžio lups dabar ant lydeka. Ima žalievaga. Nu, karoči. Nenori šiandien kipt žuvys. Nepatinka jau mano blizgės matyt. Paskutinis šansas. Čia taip rizikingai. Ant to šakos atsistosiu. Pailu, štai lapė bus. Nes šitai gilu. Pusantro bus, jei ne 2. Tai tikrai sušlapsiu. Nu, bet kas ne šampanas, tas nerizikuoja. Nežinau, žinokit. Nežinau. Nebežinau, kodėl nenorit kepti. Dėsim smulkų blizgių, rožinį kokį. Gal netyčia tada pavyks įkalbint kokį šerioką. Nors mažytį kokį. Nes panašu, kad lydekos nevalgo šiandien. Nevalgo. O kad jų yra, tai matėm porą. Bent aš. Ką, ant medžio pažvėjojom. Švendrėse pažvėjojom. Judam tolyn, nu. Ja, kas ten vyksta. Kas ten... Galvau, įvariau į švendrės. O tai būtų prikolas. Nu ką, paskutinis sukimas. Būnant ant medžio. Nesuprantu, pro kurią pusę valas eina. Palei šakutę. Nu grieb. Griebi. Nieks čia nieko negriebė. Gerai. Dar vasarę pagavau, aišku. Nu ką, kebrytė. Ant šito medžio stoviu, jeigu daugiau žuvies ir nebepagausiu, tai ties čia ir pasibaigs video, bet jums tai reikia padėkoti. Sakyt ačiū, kad žiūrėjot, jei jau dažiūrėjot iki šito video taško, kol aš dar neįkrisau į vandenį, tai paspauskit laiką, užsiprenumeruokit mano kanalą, jei patiko tokį video, palikit komentarą, pasistengsiu padaryti daugiau, galbūt pavyks pagauti daugiau negu vieną ešeriuką, o galbūt pagavau ir daugiau žuvų, nežinau, nes dar liko gabalėlis praeit. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot ir susimatom kitame video. Čiau!